Labą dieną, šiandien esame renginyje, kuris yra svarbiausia daryti, Simo. Ir šiandien aš filmuotojas, tai žiūrim mano perspektyvos, kaip man seksis filmuoti šį renginį. Čia yra CSO renginys. Ten ekranas nefokusuoja, o kodėl? Ten vyks ekranėlis, ten Simas žais su savo komanda ir priešininkais. Čia gali pramušti, ten gali nežinau ką daryti. Kol kas dar renginys neprasidėjo, jau yra po 11. Kiek jau, po 11. Simono nematau. Sakė, jeigu ką prie Simono prieinat, užsiregistruojat, pirmą mojuoja Simonas. Tai čia Simonas Rokis, kuris daro visus galingus CSO renginius Lietuvoje. Jo. Jo. Čia irgi šalia matas sako. Laukiam, bachūrai. Let's go! Viskas? Ne dar. Filmavo pirmą žaidimą, buvo pirmas raundas, Simas pralaimėjo, dabar bus antras raundas su kitais varžovais, tai Simui kol kas nesiseka. Atvažiavau ne vienas, atvažiavau su Laura, atvažiavau su broliais dar, tai broliai išvažiuos laiptų sienom, mane paliks vieną patį, aš verksiu. Tai atėjęs burgerį parveši. Nu, bet aš nevalgysiu, tai va, fain. Kodėl tu nevalgysi? Žemaitiškai rukojamės. Gerą, suprasi žemaitiškai. Žemaitiškai nelabai suprasiu, aš pats iš Vilniaus, tai jeigu jau taip kalbėsi, tai sunkiai mums pavyks susikalbėti. O šiaip counterį jau seniai plėkit, gal nuo 1.6 kokį jau žaidžiat, ne? Nuo 1.5 aš, bet ir 1.2 esu dar žaidęs. Jo, aš irgi nuo 1.5. Atsimenat kokius game modus, ten zombino, kokį surfą loždavot ar nelabai? Aš tų zombinų neloždavau, aš žinau tos modus, aš bandydavau biškį pasurfinti, bet atsimenu, KZ mapai dar būdavo visai smagiai, kur reikia užšokinėti kuo aukščiau ir dabar visi geimai jau pasikeitė, visokie only up atsiradė visai kitos platformos, bet Counter-Strike atsimenu, bandydavau iki tol, kol neužšoki vieną pusę dienos ir tada jau meti. Buvo pertrauka, pietų pertrauka, dabar esam pavalgę burgerį. Aš jau realiai viską sufilmavęs, tik liko dar keletą kadrų paimti. Važiuosim namus. Mes jau esam patenkinti. Tai bandysim uždaryti su pergalė ir vyram sėkmės, o mum pergalės. Važiuojam! Yes, sir! Let's go! Išsikrovė kamerą, bet bent jau čia galiu per telefoną. Grįžom po renginio, esam kieme, broliai skinasi šilauogės. Daugiausia kadrų bus, manau, iš renginio pačio. Kaip vlogo pusės man gan sunku buvo pertikti šitam video, bet ačiū, kad užsukot. Palaikinam, pasubscribinam ir kas valgo šilauogės, rašykite komentarus. Viso gero, labanakt, saldžių sapnų. Susimatom kitam epizode. Bye bye.